Sveiki, mano mėlėjai žiūrovai, šiandien susitinkam naujame vlogė, kai tiesiog filmuosiu, nežinau ką, tiesiog kaisim, kažką sugalvosim, kontentą tiesiog ir tiesiog linkiu gerų žiūrėjimo ir važiuojam publiką. What the fuck? Žiema! Tuos nepersi! Išėjom pabėgiot. Gavosi taip, kad prisnygo. Ir viskai šlapdirba tokia. Bet hard work. Neima? Hard work? Laižom. Geras, neapsisiosas. Čia visi apvalumai matosi prie šito stulpo. Prasidėgom, visos raudonos rankos matosi, bet tokiai viskas tipo ir tipo persikėlėm iki rytojus, nes šiandien nieko gero nenufilmuosiu. Tai davai iki rytojus, susitinkam rytoj. Biški ant masės reikia, tai biški, va tokį. Tai šoksiu į dušą aš. Ir tada persikelsim rytoj, tai iki rytdienos. Kem 3 subscriberiai ir pasižiūrėsiu mano vlogą. Yra daugiau žiūrovų, kur žiūri, tai davai pasubscribinam. Tai jo šaiką praskipinau dieną, tai kračiai įsijungiau YouTube biškį pažiūrėt. Tiesiog užmigau labai ir gal po 7 kem 9, tai manau gal dar kažką nufilmuosiu. Ir jeigu gerai būtų, kad jeigu kažką sugalvočiau ir nufilmuočiau, o jeigu ne, tipo nenufilmuosiu, tai tada dar vieną, trečią dieną keliam į rytojų. Ir jeigu kažką sugalvosiu, tai reikiausiu. Ką? Kita diena atėjo. Ir galvoju, nieko gero nenufilmavau, reikia nufilmuoti. Tai jau berods 3 ar 4 diena filmuoju vlogą. Nieko gero nenufilmuoju. Blem, reikia kažką galvoju nufilmuoti. Tai važiuojam tada, bandau kažką nufilmuoti tada, tarp jūsų. Gerai, važiuojam publiką. Tai sveiki atvykę dar kartą. Šiandien, kaip ir sakiau, kažką gal nufilmuosiu. Tai va, dabar einu. Ir lipsim į tenais į tą bokštą. Kažkur ten nesimato tarp rūmų. Tai einam prie bokšto, nes daug kas norėjo. Ir tiesiog taip pasakiau. Tai einu ne vienas, einu su draugu. Vien kaip prieš tai lipau vienas, tai nelabai ir gerai gavosi. Tai va, nelabai, tai va, neliūdna dabar bus. Ir važiuojam publiką. Jo, per medynus einu, per tešlynus. Ir dar prie snygę. Tai minusas eina. Bet jo, va tos bokštos tenais jau. Vos ten. Viskas okei, susitiksim prie bokšto. Jo, Alytus matosi ir iš čia. Tai jo, bet iš šitą bokštą lipsim. Ir tikiuosi nieks policijos neiškvies. Tai tiesiog, ko galiu pasakyti, važiuojam, nieko nelaukiam. Ir gerą žinių. O, guch. Alytus. Jeigu ten labai įsižiesi, matosi paukščiai skrenda. Arba grįžta, arba žiemą palieka. Tai jo. Va taip, Alytukas. Alytauskas. Tai jo. Lipsiu maždaug gal iki pusės, nes aš galiu užlipti į savo bokštą, bet viršim nepasiėmau. Labai šalta rankom. Ir matau, kažkokia mašina parvažiuoja. Ir tiesiog lipsiu iki pusės, nes tikrai iki viršaus nelipsiu, nes žiauriai rankom šalta. Tiesiog žiema visiškas. Tai minusas. Tiesiog užlipom pusės ir lipo atgal, nes tiesiog buvo dėl smagumo. Bet durnas karčiai piršį nepasiėmum. Tai lipo atgal ir tiesiog pradėsim toliau, tęsim tą vlogą. Biškį draugą palydėjau, nes ten gyveno. Ir dabar einu pro miškelius namo.
Ir po to dar kažką sugalvosiu. Manau, kažkur dar tikrai eisiu. Tai eisiu garžinėjimą. Žinot, ką aš manau? Dabar man reikia tokį mini montažiuką, kol einu namo. Tai mini montažiukas. O dabar lipu į viršų ir galvoju dabar, ką kitą nufilmuoti jum, kad būtų jum įdomu. Tai jeigu aš sugalvosiu, bet esu jau sugalvojęs ir tada grįžtu namo, kažkaip pabūnu apšylu ir lėkiu toliau. Bet, nespoilinsiu, ką darysiu ir ką dabar veiksiu, o turėsit pamatyti, tai važiuojame. Nu jo, šaika, manau, kad šiandien nieko ir nufilmuosiu, nebent gal dar kažką biškį ten ir pafilmuosiu, bet taip tai persikėsim, man atrodo, kitą dieną, nes rytoj biškį turiu daugiau reikalų ir treniruotę lėksiu ir taip toliau. Tai tiesiog arba iki rytdienos, arba dar kažką gal reikelsiu. Reik žiūrėti pagal, pavyzdžiui, nuotaiką, pagal viską, pagal kontentą. Tai į ką rytoj susitiksim arba šiandien. Labas rytas, ką tik atsikėliau. Dabar yra po 8:35. Man užžinau gal kokią 4. Bet dabar labai anksti atsikėliau. Tai tiesiog dar esu, man atrodo, pamiegoti, nes man 12 valandai tiksliai reikia. Tai aš tiesiog manau, kad susitiksim prieš išėjimą arba po išėjimo, kaip varysiu. Nespoilinu dabar. Tiesiog gerą išėjimą ir tai jo. Sakau draugą ir dar va pavalgyti, nes nespėjau. Skambinti ten ir atsilyginti. Tai jo, atėjome į treniruotę dabar. Treniruotė prasidės maždaug už 30 minučių. Ir tiesiog pradėsim treniruotę, nemanau, kad kažką filmuosiu. Nebent pafilmuosiu po treniruotės. Ir tiek norėjau pasakyti ir tiesiog laikykitės chebra. Jom pabėgaut. Bėgom žemėlapį rankose turiu. Ir čia atsukau kitą kamerą. Biškį sustojau parodyti, kur mes esam. Tai mes dabar čia pradėjom. Nebėgam šitų, čia ten išlėpė pibėg, čia aplink taip. Tai mes dabar esam prie šitos vietos. Čia tiesiai yra dailidė. Tai tiesiog išėjom pabėgioti ir šitą, kur geltonai pibėgsim. Tai pro antrą dailidę. Ir tiesiog hardmarkinam, nežinau, ką čia gero pasakyti. This is all Gucci. Ką priminsi, seni? This is all Gucci. O, tai dirbam su žemėlapiais. Ir ruošėmės varžybom. Tai išėjau, nespoilinsiu iš kur. Dabar šaunu iki Maksimos, po Maksimos namo. Ir tada kelt vlogą, kaip jūs labai norėjote, laukiu, nes jau savaitę virš nekėliau. Tai jums bent jau kontentą biškį pakelsiu. Vo, čia yra mano mėgstamiausia, mylimiausia parduotuvė Maksima. Gyventi verta. Tai gerai biškį apsišopinom. Dabar šiaušiam namo. Ir dar kažką pasakyti? Su jumis buvo, draugelis Domo, viso gero. Jo, tai laukiu kitų vlogų. Ir iki kito karto.